iš šito laivo? Na, ryškiausias prisiminimas tai apsisprendimas, kad Lietuva nebegali daugiau būti priklausoma nuo Rusijos ir po susitikimų su tuo metu premjeru Putinu 2010 metais aš priėmiau sprendimą, kad būtina ieškoti būdų, kaip Lietuvai tapti pilnai savarankiška, nes energetinė priklausomybė nuo nedraugiškos šalies reiškia politinę riziką ir nacionalinio saugumo riziką. Todėl dariau viską, ką galėjau, kad tas savarankiškumas atsirastų. Prezidentas 10 metų buvo labai daug kritikų, kai buvo diskutuojama dėl independence. Dabar, ko gero, dėl šito sprendimo svarbos nebėra diskusijų. Ką po 10 metų jūs pasakytumėm tiems kritikams, kurie tais metais dvejojo dėl šito sprendimo? Turbūt neverta atsisukinėti atgal. Turime žiūrėti tik į priekį, stiprinti Lietuvos nacionalinį saugumą ir savarankiškumą. Labai džiaugiuosi, kad Lietuva tai darydama pati padėjo taip pat Latviams, Estams ir Lenkijai sustiprinti savo energetinį saugumą visame regione. Tai tiesiog noriu pasidžiaugti. Darykime, ką galime ir svarbiausia, niekada nebijokime, nes politinė valia, žmonių pasitikėjimas ir lietuvių noras būti laisvais ir nepriklausomais yra svarbiausia, ką mes iškovojame ir ką reikia išsaugoti. Prezidentė, tada buvo priimtas į konstitucinį teismą su įvairiausiais skundais. Kas ta per istorija? Na, galiu pasakyti tik vieną, kad viena iš politinių partijų, jos atstovų, kurie šiuo metu yra Seime, kreipėsi į konstitucinį teismą, norėdami įrodyti, kad šis projektas prieštarauja konstitucijai. Taigi, 2015 m. balandžio mėnesį Lietuvos konstitucinis teismas pareiškė, kad šis projektas yra konstituciškas ir labai svarbus užtikrinantis nacionalinį